Kas vyksta Irane ir kodėl tai svarbu Lietuvai? Gruodžio pabaigoje Irane prasidėjo protestai prieš valdžią. Iš pradžių dėl ekonomikos. Milžiniška infliacija, nedarbas, korupcija ir sankcijos. Bet labai greitai tai peraugo į kai ką daugiau. Žmonės pradėjo kalbėti ne apie kainas, o apie patį režimą. Režimą, kuris moteris verčia nešioti hidžabus, draudžia laisvą žodį, persekioja opoziciją ir pačią valstybę valdo neišrinkti politikai, o dvasininkai. Tai ajatolų režimas. Bet Iranas ne visada buvo toks. Iki 1979 Iranas buvo monarchija. Gerokai vakarietiškesnė valstybė, su atviresnė kultūra ir daugiau asmeninės laisvės. Bet tada įvyko islamo revoliucija. Valdžią perėmė ajatolos, aukščiausi šiitų dvasininkai. Nuo tada Iranas tapo teokratinė valstybė. Tai reiškia, kad religija tapo įstatymų ir valdžios pagrindu. Svarbus dalykas, kurio dažnai nesuprantame vakaruose. Irano gyventojai nėra arabai. Jie persai, kur kas artimesni mums, vakariečiams. Didelė Irano visuomenės dalis, ypač jaunimas, mąsto vakarietiškai. Ir tai nuolat konfliktuoja su režimu, kuris mąsto pagal religinės dogmas. Kaip režimas reaguoja į protestus? Brutaliai. Tarptautiniai šaltiniai kalba per paskutinės kelias savaitės nužudytus tūkstančius gyventojų ir dar dešimtis tūkstančių suimtų. Režimo šalininkai protestuotojų žudo snaiperių šūviais, dūriais, peiliu. Kai kurie šaltiniai net kalba apie kulkosvaidžio panaudojimą. Tai sąmoninga režimo represijų sistema. Dabar protestai vyksta taip, lyg abi pusės nebeturėtų ko prarasti. JAV žada paramą protestams, kurie vis intensyvėja ir plečiasi. O valdžia blokuoja interneto ryšį taip tikėdamasi nuslėpti tai, kas vyksta šalyje ir mažinti galimybę telktis. Ir dar vienas svarbus aspektas. Dabartinė Irano valdžia yra artima Rusijai. Irano valdžia Rusijai tiekia Shahed dronus, kuriais dabar atakuojami Ukrainos miestai. Iranas yra aktyvus Rusijos partneris. Režimo pokyčiai Irane, nors tai ir vyksta toli nuo mūsų, geopolitiškai mums labai svarbus. Protestuotojų pergalė Irane galėtų reikšti, kad Rusija praranda vieną svarbiausių savo partnerių. Tai yra dar viena priežastis, kodėl į protestus Irane turėtume žiūrėti labai rimtai.